Kovo gatvėmis moteris eina. Visos spalvos. Gegužio, birželio, rugpjūčio, akise jų vaivorykštė mainos. Gėlėmis prisidengusios šypsenos, džiaugsmo ašaras, neša žemei pavasarį žydinti. Jos kaip skubančios, laukiamos vasaros, gerumu dosnius, meilė ir šilumą. Mielieji, pasitikime aktorė Nijolė Sabulytė. Tai buvo tada, kai dar motina ėjo pirma manęs, barstydama man savo meilės gėles ir dalindama elgetoms duoną, sakydama jiems, pasimelskit už Pranciškaus, Agotos ir Juozapo vėlę ir už tas vėleles, už kurias jau nieks nesimeldžia. Tai buvo tada, kai mes dar mylėjom savo numirėlius ir kai ta mūsų meilė per geležį arba per medį išsiliedavo saulėtais kryžiais. Aš negaliu dabar tau parodyti savo žalio vaikystės sodo ir motinos sėdinčios po sena obelim. Sekmadienio tyloje girdėdavau ją atsidūstant. Kaip šiandien matau jos maldaknygės lapais ropojančią Dievo karvytę, bičių dusgimą girdžiu ir nustebęs dairausi. Jausmas toks, tarytum man kas galva būtų paglostęs, nueinanti, vis nueinanti meilė, kvepiančios žaizdos ant kūno ten, kur tu buvai prisilietus. Žiūrėkim į ugnį, dažniau žiūrėkim į ugnį, nes turi būti kažkas, kas vis dėlto pasilieka. Pasaulis pilnas užuominų ir stebuklingų ženklų, kurių aš dėja nepajėgiu suprasti. Žinau, kad galvoju teisingai tada, kada apie meilę galvoju, bet negaliu surasti jos pradžios. Ir vakaro prieblandoj tyliai į ugnį žiūriu nueinanti, vis nueinanti meilė. Kodėl teatras? Kažkas yra pasakęs, kad žmogus yra dvimatė būtybė, kad jis nėra vientisas kaip akmuo arba kaip medis. Jame visada grūmėsi du tokie pradai. Kaip Marcinkevičius sako, žmoguje tiek velniško, tiek dieviškojo yra. Arba kitaip tariant, žmogus yra iš tikrųjų tarsi ta švytuoklė tarp dangaus ir žemės. Jisai kaip grumstas, bet jis nuolat siekia to žvaigždės. Jis nuolat siekia harmonijos. Kaip mes visi kartą išvalyti iš rojaus, turbūt ilgimės jo. Ir tada tarp to, kada jis verčiasi, tarp yra žmogus pats gražiausias. Turbūt tai yra kūryba, kada jisai yra tarp dangaus ir žemės. Aišku, aš žiūrėjau į tas grožybės, kurios man labai patiko. Aš norėjau, kad jūs iš dangaus nusileistumėte čia ir pasakytumėte, kaip ten vaikystėj, sakyt, į berniukų fotografijas nežiūrėdavote. Jų labai daug. Bet moteris aktorius, gražuolė. Tai visų pirma norėjot būti graži ir labai. Ir ant atvirukų. Ir paskui, žinokit, nes ten buvo skrybelės, ten buvo plunksnos ir paskui jau tas plunksnas, tai vat ir prisirpusias mėlynės, mes atsitempėm jau tada viską, norėjosi ir tų skrybelės.
žiberių, ir tų plunksnų, ir to gražumo, nu žinoma, viską ir turėjo. Nuo saulės suskeldėjo lūpos prisirto mėlynė žinia. Jaunystė ant ežero suko svaluota žvejų vartelę. Kažkas įsipylė sėdėjo, bangelė gulavo krantą, o veikia ežero vėjai užgavo jie širdį ir man. Kažkas įsipylė sėdėjo, bangelė gulavo krantą, o veikia ežero vėjai užgavo jie širdį ir man. Aš pirmąją dainą taip prisimenu Lopšinę. Ir Lopšinė lenkiškai buvo. Ir mane paskui scenos kalbos dėstytojas reiškia, ar nedainavo? Sako, mama, jums lenkiškų Lopšinių, aš tik tai jau reiškia akcentas kažkokį, kaip mus mokė tarties, kaip mus mokė scenoj tiesiog mūsų Grakauskas. Taip, atrodė, man visko, žodžiu, turėjom nuostabius dėstytojus. Įstojo 24 mūsų, baigiam 11. Kas tokie? Oi, labai mūsų daug. Iš mergaičių tai Aldona Janušauskaitė, Barbora Abramavičiūtė, Misiūnaitė Marija, Skubutytė Marija, Sakalaitė Julija, mano ryškė, su kuria mes atėjom atėjo Alsys į Klaipėdos dramos teatrą. Aš atėjau ir Julija Sakalaitė pakviesti mūsų režisieriaus Povilo Gaidžio. Ir Fausta Laurinaitytė Šiauliuose, Meilutytė mūsų buvo kurso, Pintukas, Algis, Vaitiekaitis Jonas. Ir kurse dainuodavom, bet mes kartu dainuodavom. Mes labai mėgom visi, kadangi mūsų pirmas buvo kursas, o reiškia Rusų dramos teatrui ruošiamas buvo trečias kursas, mes kartu su jais labai draugavom, irgi dainuodavom. O paskui kągi, jau studentavimo metais, kada Liuksemburgo radijo klausydavom, taigi, iš ten atėjo balandėlė, mane iš karto La Paloma pakerėjo, tai amžiams jau paskui aš įgrįžau su ta daina, visi baliai gaidavosi šitą dainą. O reiškia, visame mūčio, bet ten išgirdau žodžių, dar nežinodavau, bet ten aš aiškiai nežinojau, kad šitai La Palomai 200 metų, kad jinai kapitonų himnų vadinama. Nežinojau, bet jau matot, tada matyt mane traukia prie jūros. Kada tolumo išnyksta gimti krantai, žinau, laimę neša tavo balti sparnai. Tada valandėlę ieškau gimtam krante ir vėl į kelionę tu palydėk mane. Kai jūra šėlsta, jūroj rimsta bangos, ieškau balandžio balto po juodą dangų. Tolumoj krūtinę ilgam suspaudžia, meta balandis man blužnelę baltą. Balandėlė mano, tu svajonė žydra, nepalik manęs vieno jūroj ir aplankyk mane. Ay, chinita, que sí, ay, tanto amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Taip, čia jau laimė, nes reiškia, vat kitos neturėjo galimybės į teatrus. Čia yra didelė laimė, jeigu tave paima į teatrą iš karto. Mes, kai atėjom, dar buvo senoji Marti, dar Kelniūtė, kancleris vaidino. Kaip kancleris dainuodavo, gražiai. Ir
aš atsimenu tą jo dainą Ein bernelis per kiemelį pilką sermėgėlę. Kad pilką sermėgėlė atmeilus žaleliai. Gastrolės būdavo ilgos mūsų, išvažiuodavo per 2 savaitės. Kubilius, Grincevičius, kancleris, vadino, kaip buvo, visi. Mes tai dainuodavo, jeigu mes kažkas jau užtenčiu. Tai būdavo Mykolas Petkevičius sakydavo, čia tau ne viešbutis. Ir tu jokių, tu turėdavai, ogi dar kelio, dar to nebuvo. Dar tas brendas, tai mūsų reiškia ta autostrada, tai buvo. Ir su tuo savo valandu mes važiuodavom 6 turbūt valandas išpildėm. Tai kur tu ten ne? Dainuodavom ir kažkaip sakau, mes išaugo, gal iš tų dainų, mūsų melinės prisirpusios išaugo, nežinau. Visokią buvom suskeldėjusios lūpas, buvom purpurinė rožė, buvom gal raudoną dar, o paskui kaip buvo prisirpusios. Kartą perkūnas pakilo ir žaibas nušvyto aukštai. Baigdama šilelę vadintų užvėlėkį. Žiguliai nuskynė tavo galeriją, verčiausia galeriją visų. O debesis tamsus iškilo ir vėl pasidarė šviesų. Nuskynė tavo galeriją, verčiausia galeriją visų. O debesis tamsus iškilo ir vėl pasidarė šviesų. Man labai liūdna, čia tokių dalykų vis mažiau. Taip. Kodėl vis mažiau? Kodėl vis mažiau? Pirmiausia, reiškia, mes teatro neturim. Ir tai aktoriai yra be galo liūdna dalia. 2 kartus per savo, reiškia, kūrybinius metus tiek, kiek skirta jau aukščiausiojo, 2 kartą neturėti teatro. Remontuotis 2 kartą, tai yra labai mūsų. Kai atėjom čia jau vėl susiglaudėm, jau vėl darydavom, jau vėl tikrai kokie mūsų koncertai buvo, kokie buvo mūsų naujieji metai, kokios teatro dienos, todėl kad čia pat mes galėdavom viską padaryti. Net kitas galbūt ir būdavo jau nebenorėdavo ką, bet vis tiek, ne vienas, tai kitas. Eilę metų Bronius Gražys rašė, reiškia, visus scenarijus, ten mes padėdavom, žinoma, visi, reiškia, paskui aš ten kažką, tai Jūratė Jankauskaitė visada kurdavo, kulisas, viską. Nu, visi yra žmonės teatro tikrai kūrybingi ir pagavus tiems. Bet paskui, žinokit, kada va taip yra, tokia pauzė pasidaro, kada mes nebeturim net repeticijoms vietos, neišvengiamai pradeda trūkinėti tiesai taip. Pradeda mes net su aktoriais savais nebesusitinkam. Mes, tiesiog susvetimėjam. Atitolsta mes susitinkam tik autobusuose. Kada atvažiuoji, kada jeigu kur į išvyką išvažiuoji, arba spektaklėje jeigu vaidini. O jeigu tų spektaklių visai nėra, arba tu jau, taip sakant, neturi tų vaidmenų ir nebesusitinki. Ir neišvengiamai taip. Tas amžius ir toks aktoriaus, aišku, neilgas yra, bet ir čia jau nebėra. Aš nežinau, kas pasidarė. Mes anksčiau stebėdavomės, kad va, ten kitur Vokietijoje, kur kai važiuovom, niekas neužeina į namus, galvom, kaip čia yra. O dabar žiūrim, kad ir mes panašiai. Be skambučio nebeužeisi, nebesusitiksi, bet kiek susitikimo anksčiau būdavo daug teatre ir naujus metus netgi sutikdavom, švęsdavom. Dabar tai tikrai atitolom. Aš nežinau, taip, man menasi, kažkaip prisiminiau, norėčiau tokį paskaityti eilėraštį Henriko Nagio, Epitafija draugystei vadinasi. Mes vis dar kalbam apie baltą brastą, atokaitoj toli Žemaičių kaime.
Tyra tėkmė tekėjo per geltoną smėlį, mūsų plaukai saulės nudeginti geltoni, kaip smėlis, kaip rūgių laukai, kaip gintaras ir vaškas. Tyra tėkmė nubėgo per geltoną smėlį, draugystės mėlynajam vandenyje veidus sukdama. Mes dar tebekalbame apie karštą ugnį, miglotą vakarą ir rudenį plevenančią prie kelio, kada drebėdamas sušalė mūsų rankos, viršum žaryjų laikė krintančią į žemę naktį. Mes kalbam apie bevardę mažą stotį, atsiminimų lygumose tolstančią nuo mūsų, kur paskutinį žodį sukapojo ratų ritmas ir geležiniai dūmai mums išdegino akis. Mes kalbam apie pasakų gražuolį paukštį, kurios sparnus nukarpė kietos laiko žirklės. Mes kalbam apie žalią, gyvą medį, kurio šaknis supūdė neatlaidus lietus. Mes kalbam apie dainuojantį pavasarį, kurį palaidojo žiemos karste. Mes kalbame ir kalbame apie draugystės saulę, kuri seniai užgeso danguje ir žemėje po pelenų pluta. Sapnuojat patį savo įsimintiniausią vaidmenį? Įsimintiniausią nesapnuoju, bet be abejo sapnuoju, kad reikia eiti į sceną ir nežinau, nei vaidmens, nei režisierių. Ir kažkoks prašau ten kitų, kad nors apie ką, nors maždaug, žinai, taip. Ir gal čia tu turėjai, jau tave stumė, tu nežinai, nei kaip apsivilkti, nei ką, nieko nežinai. Ir galbūt, kodėl, nekolegiški tokie, ir galbūt, žinai, ką čia daryti. Ir vienas sapnas tai buvo toks, bet aš sapnuoju vis dar. Galvoju, ką dabar daryti? Ir nežinau, ką daryti. Ir susisuku, žinokit, į uždangos, va taip, susisuku į uždangą ir simuoju taip. Ir galvoju, gal pasakys, kad čia visai neblogas sprendimas. Sapnuoja, tikrai visi turbūt sapnuoja savo profesiją. Nuo saulės įskaldėjo lūpas, prisirpo meninės šia. Oi sumos jaunystė, oi sumos smaluotai žaidžių, valtrelio. Nuo saulės įskaldėjo lūpas, prisirpo meninės šia. Oi sumos jaunystė, oi sumos smaluotai žaidžių, valtrelio. Mes negalim įkyrėti, va taip vyresnieji, kaip aš kažkaip, negalim jaunimui sakyti, o mano laikais buvo. Bet šitas buvo vidinis poreikis. Šito vidinis poreikis buvo dar šalia darbo, tiesioginio darbo, ne spektaklių, ruošimo, vaidinimo, namų ir viso kitko, dar ir tą daryti. Nes dabar tiesiog tam pritrūkstama laiko. Aš turiu, čia man nesvarbu. Nežinau, buvo įdomu buvo, mes kažkaip tikrai. Jeigu ne scenoj, taigi mes parodijuodavom, dalesim kritikus, kaip mes parodijavom kažkada tai foje, kai mes susirinkdavom per teatro dieną ar per ką, mes neapseidavom. Barauskas klausyti, kaip ateidavo, reiškia, babukė, apie papuolę užšeikia, tai kažkas toks būsi, žinai. Ir Kubilius amžinai su kasom, eidavo su gitara, blakstienas, netingėdavo, klausykit, prisiklijuoti ir
visokias dainas apdainuodavo teatrą. Tai buvo, tai buvo. Tikrai. Ir mes norėdavom kažkaip. Ko ilgitės? Ko nors ilgitės? Be abejo, aš ilgiuosi šitų susitikimų. Tiesiog ir mano svajonė, žinot kokia svajonė? Vat, dar padaryti vakarą myliu savo senąjį teatrą. Ta prasme, kad būtų prisiminimai apie tuos žmonės, kurių ir nėra jau, ir dar kurie yra. Todėl, kad paminėti juos mes per daug kažkaip tai išeina žmonės iš mūsų teatro. Mes kažkaip ir juos ir užmirštam greitai. O vis dėlto mes mokėmės iš jų. Taigi, Grincevičius, Romualdas, kaip būdavo, arba Budreikaitė, kaip jinai vaidindavo, ir charakterinius vaidmenis, ir dramatiškus. Aš ją žiūrėdavau, aš atsimenu, aš norėjau būti panaši ją, kada ateidavo, man ten kojas virpėdavo, kiekvienas atėjęs yra, ką jisai tik taip. Taip, iš tikrųjų. Ir žiūrėdavo į Marytę Černiauskaitę, į Barauskas, kas. Vytautas kancleris, koks būdavo, taigi aš atsimenu, pirmas mano vaidmuo legenda apie meilę, aš stoviu taip kulisoje, žinokit, reiškia, ir taip, Bachmaneba, tai stiprus, didelis vaidmuo, aš taip, žinote, kaupiuosi, neatsėti, aš tikrai, nes man reiškia, kaip įeiti tą tragediją, tokią dramą, žinai, viską. Ir ateina kancleris, ateina Nijolė, kaupkis. Žinot, ar kokį nors receptą gyvenimo ir turėsti, bent nusakė jūsų kurso vadovas. Na, pavyzdžiui, mūsų profesorė Irina Vaišytė ir man kursė pasakė, ruoškite savo 60-mečius. Mums sakydavo Rudzinskas, teatre sunkus, tik pirmieji 25 metai. Ar mes galvom nesakom, bet iš tikrųjų po 25 lengviau. Kai bėga metai, laikas būtų ir sustoti. Kaip skuba metai, bet man širdį dar neruduo. Šauksime mes visos, po meilės lietumi, mums ilgai šypsosis vyrai pagyvenę ir jauni. Mūsų juoko girios aidas atkartos toli. Šauksime mes visos, po meilės lietumi. Nuo galvos lygi kojų nutekėjo pušų kamienais, pabudo žuvėdros ir nuklykė tiesiai prie laivo. O laivas vis plaukė ir tolo į svetimą krantą. O pušys vis laukė, tikėjosi, pyko ir graužės, kad užaugo ant kranto, kur laivai dar nė sykio nebuvo sustoję. Ir tada
neišlaikė viena. Pasispyrė ir tiesiai paskui žuvėdras per jūrą nuskrido prie laivo. Pasispyrė ir kitos tada, džiaugsmingai nustebę, kad lig šiol nežinojo, kad gali, kaip paukščiai, skraidyti. O kitos ir numirė taip, nesužinoję. Vienintelė ir nepakartojama aktorė Nijolė Sadūnaitė. Ačiū Jums. Iš meilės ginčo, iš meilės keršto.